11 skirsnis – Finansai ir valstybės biudžetas. 125 straipsnis. Lietuvos Respublikoje Centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. Lietuvos banko organizavimo ir veiklos tvarka, taip pat įgaliojimus ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus nustato įstatymas. (126 straipsnis). Lietuvos bankui vadovauja banko valdyba, kurią sudaro pirmininkas, jo pavaduotojai ir nariai. Lietuvos banko valdybos pirmininkas skiria 5 metams Seimas Respublikos prezidento teikimu. 127 straipsnis. Lietuvos biudžetinę sistemą sudaro savarankiškas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, taip pat savarankiški vietos savivaldybių biudžetai. Valstybės biudžeto pajamos formuojamos iš mokesčių, privalomų mokėjimų, rinkliavų, pajamų iš valstybinio turto ir kitų įplaukų. Mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. 128 straipsnis. Sprendimus dėl valstybės paskolos ir valstybės kitų esminių turtinių įsipareigojimų priima Seimas vyriausybės siūlymų. Valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas. 129 straipsnis. Biudžetiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. 130 straipsnis. Valstybės biudžeto projektą sudaro vyriausybė ir pateikia Seimui ne vėliau kaip prieš 75 dienas iki biudžetinių metų pabaigos. 131 straipsnis. Valstybės biudžeto projektą svarsto Seimas ir tvirtina įstatymų iki naujųjų biudžetinių metų pradžios. Svarstydamas biudžeto projektą, Seimas gali didinti išlaidas, tik nurodydamas šių išlaidų finansavimo šaltinius. Negalima mažinti įstatymų numatytų išlaidų, kol tie įstatymai nepakeisti. 132 straipsnis. Jeigu valstybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, jo išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali viršyti praėjusių metų valstybės biudžeto 1/12 išlaidų. Biudžetiniais metais Seimas gali pakeisti biudžetą. Jis keičiamas pagal tą pačią tvarką, pagal kurią sudaromas, priimamas ir patvirtinamas. Prireikus Seimas gali patvirtinti papildomą biudžetą.